Labą dieną, mes su Tajuku vėl mašinoj. Važinėjom kelis reikaliukus tvarkom, tai mūsų reikaliukai tokie pasiimti siuntą, išsiųsti siuntą, kurą užsipilti reikia ir važiuojam pasivaikščioti, pasidžiaugti gražiu rudeniu, nes ir saulė šviečia ir lapai jau nusidažė gražiom spalvom, tai keliaujam kažkur, turiu vieną mintį, kur galim nuvažiuoti. Čia jau ne kartą esu buvus ir labai myliu šitą vietą ir žinojau, kad čia reikia atvažiuoti būtent dabar, kai šitoks ruduo. Dar turbūt bus ir gražiau, bet jau. Dar kai buvau paskutinį kartą, tai šitos tvorelės net nebuvo, būdavo ateini ir iš karto ta atodanga. Tiesiog gal ir net nesaugiai iš tikrųjų būdavo. Dabar bent kiek ta tvorelė. Būtinai reikia stumti vežimą, būtinai, o vairuoti nemoka, tai aš vairas, jisai stumėjas. Viskas būtų daug paprasčiau, jeigu jisai tiesiog sėdėtų tam vežime. Čia šitoj vietoj kažkada švenčiau savo gimtadienį. Tiesiog čia ant tos atodangos. Tokiu vaizdu maždaug. Gal tada tik nebuvo taip viskas spalvota. Reikia pasidaryti pertraukėlę mum. Aš pasidariau arbatos namuose juodos. Turim sausainių ir šilauogių. Nori? Ogytė. Gim. Man tai asmeniškai būtų nuodėmė nepasidžiaugti tokiu gražiu rudeniu, nes mes važiuosim atostogų ir dabar va toks atrodo metas, kai viskas jau geltonuoja taip sparčiai ir žinau, kad tuoj nukris ir aš bijau taip, kad mes išvažiuosim atostogų, grįšim ir jau nieko nebeliks. Tai realiai mes už kelių dienų išvažiuojam. Ir manau, kad jau grįžus pamatysim daugumą medžių plikų. Tai va, tai noriu kiekvieną dieną kažkur varyti ir pasidžiaugti to oru. Buvom prie botanikos sodo vakar ar užvakar čia nuvažiavę su Tajuku. Nu, žodžiu, stengiamės eiti lauką, nes plus dar ir labai saulėta, šilta, atrodo, va su megztuku gali vaikščioti, o tiesiai ant saulės tai atrodo vos nedegintis galėtų. Aš tiesiog dievinu rudenį, žinokit. Aš anksčiau man būdavo tik vasara. Metų laikas tik vasara. Nu ir dar pavasaris, nes žinai, kad pavasaris ir paskui ateis vasara. Bet jau dabar gal kokį porą metų aš tiesiog, aišku, visą laiką tas toks gražus ruduo, auksinis buvo gražu, bet būdavo toks ateina ruduo ir toks, jau bus žiema, šalta. O dabar tai aš tiesiog, nežinau, porą metų, kai jau man atrodo atėjo ruduo, tai atgaiva ir nuo tų karščių ir tas grožis toksai. Ir oras pats tas, tiesiog nuostabu. Kažkurią dieną čia važiavau ir taip žiūriu, tie medžiai nusidažė, taip gražu, saulė šviečia, atrodo net verkt norisi iš to grožio, iš tikrųjų.
Ne, telefonas nukrito iš to grožio. Aišku, turbūt normalu, kad man ruduo patinka ir turėtų patikti, aš taip manau, nes aš į rudenį gimus. Tiesiog gal dar nebuvau pribrendus, nežinau, mylėti visus metų laikus, kaip dabar dar su žiema nesusidraugauju. Visai nieko man ir ta žiema, bet kažkaip dar vat trūksta kažko. Nors aišku, nėra taip, kad ten nekenčiu, aš čia metų laikas ateina ir verkėti sėdus, ne, bet... Ėjom visą kelią atgal ir toks kvapas, kvapas tiesiog. Ir aš visur žiūriu, galvoju, čia kažkur aplink mus gal lipom, jo batus tikrinu, savo batus tikrinu, ten vežimėlio ratus atsitūpus uostau, nes ten buvo kažkoks purvas prilipęs. Žodžiu, ir eina tas kvapas su mumi kartu, tai galvoju, plema, ar mes čia kažkur smirdam. Nežinau, dar atėjom prie mašinos, dar tas kvapas yra. Bet viską atrodo, žiūrėjau, lyg ne mūsų, gal kažkoks gal ore, bet tai nuo ko gali būti toks intensyvus, atrodo kaip įlipę būtumėm kažkur. Tai nežinau, jeigu mašinoje vis dar bus tas kvapas, tai viskas aišku. Ką tik atvežė mums siuntinuką, nusipirkom prie virtuvės bokštelį tajukui, tai eisim, bandysim sudėti, nežinau, ar tajukas leis, ar čia pavyks kaip nors su juo susidėti, bet vyro nelauksiu, nes labai nekantrauju, kaip tik reikės į pietus gaminti, tai reiks pabandyti, išbandyti. Šiek tiek tikėjausi, kad jis jau bus surinktas, tai kai pamačiau, galvoju, o ne. Bet sakė, lengvai susideda, tai eisim, pabandysim. Mamytei, Po praeito kadro iš karto vedžiau migdyti, tai užmigo. Jau matėsi, kad jau taip kažkaip nelabai. Tai dabar apie 2 valandą užmigo, nes šiaip dabar miega labai vėlai apie 2-3. Tai gerai užmigo. Aš atėjau valgyti pasidaryti. Tai čia jau buvau pasikepus vakar tų dešrelių. Dabar užsimaišiau, tik tais mišrainės burokėlių pasidariau. O šiaip tai čia yra avinžirnių makaronai, iš avinžirnių miltų daryti. Tai ale sveikesni, bet kažkaip nelabai skanus. Skonio gal ir skanus, bet tokie sausi. Nusipirkom, kad paįvairinti, kad kažką biškį sveikiau, bet nelabai. Ir pavyzdžiui, man tajukai netgi duoti jie tokie per kieti. Tai nebent gal labai su kažkokiu padažu ar kažkokiam troškiny, nežinau, bet nelabai. Bet reiks suvalgyti. Tai va, einu pavalgysiu ir tada matysiu, nes darbų yra belenkiek, o laiko mažai. Kokia aš būčiau vlogerė, jeigu neparodyčiau jum Temu siuntos. Siuntą aš gavau jau vakar, bet laukiau, kol galėsiu jum parodyti. Kadangi tajukas dabar miega, tai reikėtų kažkaip tyliai tai padaryti, neįsivaizduoju, ar išeis. Nes kitos progos jau nebebus, kai jisai atsikėlęs, aš tikrai to nepadarysiu, neįmanoma. Tai bandysim kažkaip išpakuoti. Šiaip iš Temu užsisakinėjau, žinokite, tik 2 kartą, bet reikėjo kelių dalykėlių, kur pavyzdžiui, pamačiau, kad skalbimo mašina įsiskalbė. Sakiausi dėl to, nes pamačiau internete kelis dalykėlius, kurių man labai reikėjo, bet ten, pavyzdžiui, Vintede jie kainavo 2-3 kartus brangiau. Tai tie patys, ta prasme, iš kiniečių, tai aš tiesiog paėmiau ir pati juos susisakiau. Šiaip nepiknaudžiauju tom siuntom, bet karts nuo karto tikrai užsisakau, o šiaip labiau išeina užsisakinėjau. Aš gal įsidėliosiu pirmą kažkaip pagal kategorijas. Dar net nepradėjau rodyti, to jau juda. Nerūdijančio plieno lėkštutė ir dubenėlis tajukui, kurie prisiklijuoja. Čia matau, ta lėkštutė yra įvilkta į silikoninį tokį, šoną tą ir prisiklijuoja prie stalo. Tai tokio dubenėlio mes iš vis neturim, tai mums labai reikėjo.
O lėkštę turim silikoninę, bet pamačiau, kad yra nerūdijančio plieno, tai pamaniau, kad žymiai geriau naudoti nerūdijantį plieną. Toliau yra toksai indelis užkandžiam vaikui susidėti. Nežinau, neatrodo, kad labai jau čia turėtų neiškristi, bet gal sunkiau kažkaip. Šiaip pirkau daugiau dėl kelionės, kadangi keliausim ir kad su savimi turėtų, galėtų kažkaip patogiau ir neišbarstytų ten tų uogų visur. Nu, žodžiu, toksai. Šitą pamačiau ir tiesiog paėmiau, galvau, wow, net negalvau, kad toks dalykas yra. Čia visiška smulkmena yra, bet mes su Tajuku, aš darau jo tą dėžutę prisiminimų nuo kūdikystės, karts nuo karto ten kažką įdedu, ką sugalvoju. Ir dabar mes jo dar nekirpom, bet aš buvau pakirpus jam šoniukus ir yra ta plaukų sruogytė, aš ją tiesiog išsaugojau, jinai tokia miela garbanėlė ir pamačiau, kad yra tokia medinė dėžutė ir parašyta pirmieji tie plaukučiai nukirpti, tai fainai. Iš karto prigrėbiau, nes gal kainavo kokį eurą ir čia įsidėsim tą sruogelę, nes jinai dabar tiesiog į plastikinį maišelį įdėta, tai manau, ką žinau, visai fainai. Įdėsiu čia ir įdėsiu į tą prisiminimų dėžutę, bus tvarkingai gražiai. Tada dar paėmiau irgi dėl kelionės šitus batukus, tokius į vandenį, prie baseino ar ant smėlio karšto. Atrodo visai padukas toksai storas, čia neslystantis, čia ta juostelė tokia guminė. Ką žinau, ir atrodo, kad dydis turėtų jam tikti idealiai. Paėmiau kelis žaisliukus Tajukui į lėktuvą, nes pagalvojau, kad tikrai neturim kažko dabar iš čia pasiimti savo žaislų ir vežtis, nes jam viskas yra atsibodę ir tikrai nesudominsim čia kažko labai, nebent ten keliom knygutėm, tai galvojau paimsiu dar kelis naujus jam žaislus, kad galėtumėm užimti lėktuve ar ten, nežinau, kad ir turėtumėm nusivežti kažką naujo. Tai šitas žaislas buvo vienas iš tų, kur pamačiau Vinted, kur kainavo žymiai brangiau ir aš kažkaip iškart pamačiau Vinted ir galvoju, čia turbūt, kad iš kiniečių. Tai nuėjau ir radau ir pasiėmiau, pagalvojau, kad jam turėtų labai patikti. Yra tokios mašinytės su rakčiuku. Tai kadangi jam labai patinka ten su raktu vaikščioti, viską rakinti, įdėti, čia atrakinti ir yra tos mašinytės tokios 3. Aš ėmiau 3, bet ten buvo galima pasirinkti ir daugiau, bet galvoju, 3 tikrai užteks. Tai 3 mašinytės su 3 skirtingais raktais, čia dar yra skaičius parašyta 5, 4, 6, skirtingos spalvos ir jas dar galima sujungti tarpusavį ar kažkaip sukabinti, žodžiu. Tai tai jam toks susiėmimas. Taip pat knygutė, labai, nežinau, ar matysi per kamerą tokia spindinti knygutė. Čia dabar yra lipdukai. O, kokie faini. Čia, kaip aš suprantu, daugkartiniai lipdukai. Tai aš visur ieškojau. Ir kažkaip galvojau, kad turėtų kiniečiuose būti, ir kokiam vaikui nepatinka lipdukus lipinti, ne? Jo, čia tokie storija. Tai tai lipdukai yra. Ir tokia knygutė. Tai pasiimsim, turėsim gal kažką tam lėktuve, ten jis galės savo klijuoti tos gyvūnėlius čia ir turėtų gal patikti, nežinau, gal ne, gal jo, bet galvoju, reikia vis tiek kažką pasiimti, kad turėtumėm kuo užsiimti, kažką tokio naujo jį nustebinti. Tai tikiuosi, kad patiks ir veiks mano planas, kad jį čia labai turėtų sudominti daugkartiniai lipdukai. Čia dar matau yra surašyta, kas nupiesti paveikslėliai. Galėsim savo skaityti, klijuot. Tai kažkokią tokią, ir nebūtinai, kad į kelionę šiaip, tai namie turėsim paskui. Ir dar vienas, kas iš žaisliukų tokių, yra medinis toks pagaliukas, čia žvejot žodžiu, medinis pagaliukas su magnetuku ir gyvūnėliai su paveikslėliais, irgi tokios medinės lentelės, galės žvejoti. Man atrodo, jam turėtų irgi patikti. Ir ant kitos pusės dar parašyta, kas yra. Tai čia kažkas apie 15 atrodo, gal tų figūrėlių, nežinau kiek čia. Maždaug 15-20 figūrėlių. Kiek iš tų žaisliukų, kelis paėmiau, kiek čia 3 žaisliukus, kad turėtų. Ir dar vakar nupirkau knygelę Norfoj, tai manau, kad kažkaip tiek ir vešimės į kelionę. Kojinytės,
Visokios tokios gražios, su gyvūnėliais, žodžiu, su neslystančiais padukais. Ir dar atrodo labai turėtų būti tokios labai neslystančios. Ir viskas tajukui, dabar keli dalykėliai man, tai kadangi mano šitas stikliukas ekrano yra visas sudaužytas ir plus jis yra tas toks, kur iš šono žiūrint nieko nesimato, bet jisai to pačiu ir tamsina ekraną man, tai man jau negerai, aš kaip redaguoju video, tai aš nematau tikrų šviesų ir pavyzdžiui pridedu prie vyro telefono, savo telefoną, tai pas jį tai tokios gražios tos spalvos, taip ryšku, o pas mane tai pritamsinta, nors tas pats telefonas. Tai galvoju, nusipirksiu normalų stikliuką, tai žodžiu, čia yra stikliukas, ar 3, man atrodo, gal net stikliukai. Tai iš karto reikės bandyti užsidėti šiandien. Tada yra tokia visiškai smulkmena, bet man vienom kelnėm reikėjo tokių, žodžiu, čia yra tokie, net nežinau, čia ar man čia traukti, rodyti, bet esmė, kad tiesiog yra tokie kažkokie metaliukai, dar nežinau, kaip jie veikia. Žodžiu, čia yra tokie metaliukai, kur susiaurinti kelnes, arba sijoną, arba šortus. Tai aš turiu tokias kelnes, kurios man yra smunkančios tokios, bet diržas neįsiveria. Tai, kad jie susiaurinti, gali turbūt suimti kažkaip šoną ir nesmunka. Tai va, tai galvoju, pabandysiu. Čia yra tiesiog pincetas. Kadangi vienas mano labai prastas yra, kitas jau toks labai senas, tai galvau pabandysiu ant Bairio nusipirkti iš Temu, gal bus visai fainas ir geras. Tada yra plaukų šepetys, šitokį esu jau turėjus kažkada labai senai, jie buvo labai ant bangos iš AliExpreso atsimenu. Labai užsisakinėdavo moteris, tai dabar užsisakiau, vėl tokį patį radau. Ir, tikrai fainas. Nežinau, iš tikrųjų turbūt šepetys kaip šepetys, bet prisiminiau, kad šitas būdavo geras ir aišku, ten daug atsiliepimų, daug ten tų pirkimų. Tai galvoju, man koks skirtumas, koks tas šepetys. O kažkada buvau naudojus ir atsimenu, kad fainas buvo. Bet kai fainai šukoja, iš tikrųjų taip minkštai, taip maloniai. Tai žodžiu, tiesiog šepetys. Čia iš kitos merginos vlogerės Justinos, nežinau, gal kas nors žino, gal matė irgi. Pamačiau, kad naudoja tas silikoninės kempinės ir jinai vis sako, kad čia jau kitų ir nebenaudoja. Tai pabandysiu tokią kempinę. O gal pakeisiu jau iš tų medžiaginių į tokią. Atrodo visai fainai. Spalva mano prie vonios, kad derintųsi. Tai yra tiesiog lyginimo pirštinė, kur tas lygintuvas yra garų. Ten nebūtinai jisai garų, bet suprantate, apie ką aš kalbu, ne tas standartinis. O žodžiu, tas lygintuvas ir prie jo nusipirkau tokį padelį, kad tiesiog kaip įmiau už kampų, kad su tais garais karštais nenusidegintum rankos, tai ten visą laiką įimu, ten taip už kampelio, ten kažkaip, žodžiu, lyginau, ten neįsilygina pusė. Ir vis galvojau, reikia šito daikto. Tai čia yra tas toksai padelis ir pirštinės dar tokios. Čia yra dar vienas pincetas. Tiesiog jis yra, neatrodo, kad labai jau būtų geras, bent jau taip neatrodo. Pamatysim, pabandysim. Bet esmė, kad su švieselė. Įjungi švieselė yra ir pešiojas. Taip, šiaip nesu mačius tokio daikto, bet tikrai poreikis toks yra. Tikrai yra poreikis, nes kartais kaip pešiojas, ten, pavyzdžiui, vakare atrodo nesimato prie to šviesos, tai pagalvojau, turėtų būti fain. Man kaip tik ir reikėjo labai pinceto, tai dėl to aš ir pasibandžiau tos porą pincetų. Jeigu bus lievint, tai reikės tada kažkur ieškoti normalų nusipirkti. Tai va. Užsisakiau mikrofoną iš Temu, gal už 5 eurus. Ten buvo 2 tipo galima arba 1, tai aš pasiėmiau 1, nes galvoju, man kam 2. Ir šiaip, man labai reikia mikrofono, nes galvoju, kartais filmuoju ir matau, kad tas garsas toksai lievas, aš mėgstu pasistatyti stovą filmuoti, o ne rankoj. Tai galvoju, man labai reikia, bet pradžiai gal pabandysiu tiesiog tokį, nes nesinori labai daug investuoti, nes nesu aš čia kažkokia pro ir dar neplanuoju būti, bet vis tiek tos kokybės norisi, kad ir jum fainiau būtų žiūrėti, kad ir man pačiai jaustųsi geriau, kad aš kokybišką turinį galiu duoti. Tik ką žinau, pabandysiu iš to Temu, nejaugi gali būti tai blogai. Gal bus bent kiek geriau, o gal bus labai geriau. Pabandysiu pasižaidimui čia tokiam, vis tiek jau čia mano hobis, tai kažką norisi įdomesnio. Dabar net nepakuosiu, tiesiog kai pasibandysiu, tai kažką galėsiu daugiau pasakyti, parodysiu. Tai tiek, einu toliau daryti savo suplanuotus darbus. Per jo pietų miegą pasidariau tą burokėlių mišrainę, pavalgiau, pasišildžiau, net nesigaminau, tik pasišildžiau.
nufilmavau jum tą ištemų, ką gavau ir pradėjau klijuoti ekrano tą stikliuką ir jis atsikėlė. Tai nežinau, kiek čia pamiegojo. Nu, tikrai neilgai. Nu, gal valandą ir pamiegojo, bet ir tai dar klausimas. Tai mažokai, nes aš buvau dar prisiplanavus ir tą bokštelę eiti sudėti, ir valgyti daryti, ir antakius reikia nusidažyti. Tai nieko nepasidariau. Ai, dar pailsėti turėjau. Taip ir neišėjo pailsėti po pirmos dienos pusės maratono. Jis tik atsikėlė, užlipo ant sofos, viską numetė. Čia planavau dėti per jo pietų miegą, bet, kaip matot, tai gerai, kad dar pasibaigiau tą dėkliuką, užsidėjau ekrano. Ir einam viską tvarkyti. Tai dar, kol jisai čia viską kuitė, aš užsidėjau tą stikliuką ekrano. Tai pasirodo, kad netgi 5 čia yra, o aš mokėjau, žinokit, gal 3 eurus už visus tuos 5. Aišku, nežinau, kaip jų čia ta kokybė, nu, panašu, kad panašiai kaip ir kažką čia Lietuvoje perku, tai nežinau. Pagaliau, jei, mes tai padarėm. Tajukai, ateik. Ateik, lipsi. Stoti čia galėsi. Ateik. Paduok man tą atsuktuvą, atnešk čia, atsuksi. Aha. O čia nori atsistoti? Lipk čia. Kad išmoks užlipti, tai paskui laipas pastoviai. Ateik, lipk. Tu čia atsistosi ir žiūrėsi, kaip mama valgyti daro. Kaip ir tu galėsi daryti valgyti. Pratinsim nuo mažų dienų. Valgyti, gaminti labai smagu. Oi, kaip smagu valgyti, gaminti. Ypač daryti mamai ryte sumuštinius. Ypač virti košę, kaip smagu ryte. Oi, kaip smagu. Kavą daryti labai ryte smagu. Tikras smagumynas. Nu ką. Nu va, patinka tau? Palauk dabar. Palauk mamytės dar, va čia šitą atnešiu. Va, dar čia šitoks susideda. Čia jisai užsideda, kaip suprantu, kad gal nelaipotų. Nu, aišku, kad gal neiškristų, bet čia užteks ir šito. Bet kad gal pats nelaipotų. Užsideda irgi. Tai atrodo, tas bokštelis tikrai stabilus. Aš labai patenkinta, labai laukiau už tą daikto. Nežinau, kodėl anksčiau nenusipirkau, nes paskutiniu metu jau būdavo, kad aš jį tiesiog ant kėdės pasidedu ir jisai čia kažką daro, žiūri, kaip aš gaminu, žodžiu, labai reikalingas daiktas, tai tikiuosi, kad pasiteisins. Nu, aš taip manau, kad pasiteisins. Tai saugiai galėsiu tiesiog daryti, valgyti ar kažką čia, nais, bent jau pusryčius ramiai, ar, nu, žodžiu, kiek leis galimybės, kiek jisai leis. Nes va jau. Patį bokštelį pirkau Vintede, šiaip ieškojau gal ir kokį padėvėtą, bet kad nelabai ką radau, o ir kainos buvo nemažos iš tikrųjų, kaip už padėvėtus, tai radau šitą, už jį mokėjau už naują 30 eurų, čia kaip suprantu jį gamina pagal užsakymą, patenkinta labai ir kaina, ir kokybė, atrodo viskas super. Šiaip čia juos gamina Veiveriuose, tai aš jau jai rašiau, sakau, aš jau galiu atvažiuoti pasiimti pas jūs tą bokštelį, nes man labai skubu, nes kai sužinojau, kad dar 5 dienas gamins, tai dar aišku užtruko ilgiau. Taip jau gavosi, kad jinai dar man ir privežė šiandien pati tą bokštelį, tai iš viso fainai. Aš su tokiais neįdomiais reikalais atėjau pasitikrinti sveikatos, pasirodo, kad jau praėjo 10 metų po mano sveikatos tos pažymos, kad vairuot galiu, nu, kai ją pasidariau, ir praėjo 10 metų ir jau reikia susitvarkyti, pasikeisti, tai 10 metų, oh my god. Pasakyk, kad tau 30 metų, nesakydamas, kad tau 30 metų. Penktadienio vakaras, 6:30 vakaro, aš atvažiavau į biblioteką pasiimti knygų.
paskaityti, bet prieš tai aš buvau poliklinikoje tikrinti sveikatos. Pirmadienį buvau pas psichiatrą, reikėjo nueiti, o šiandien, žodžiu, ten kitus reikalus susitvarkyti, tai viskas susitvarkiau. Nieko naujo nepasakė, išrašė, kad pas akių gydytoją turėčiau nueiti, nes aš žinau, kad aš turiu nueiti, nes jau labai senai buvau, kaip tada įsilaikiau teisės, man atrodo, tada ir buvau, akinius nusipirkau ir viskas, daugiau niekada nebejau, tai dar su tais akiniais kartais pavairuoju, bet jau žinau, kad reikia pasikeisti, būtinai jau reikia pasikeisti. Tai va, tai išrašė siuntimą, reikės nueiti. Ir jeigu jūs vairuojate ir galvojate, kad galėjo irgi jau praeiti tiek metų, tai pasižiūrėkite savo medicininę pažymą, gal irgi reikia pasitikrinti, nes aš irgi kažkaip net negalvojau apie tai, bet man pranešimas atėjo iš regitros, kad jau arba pasitikrini per 2 savaitės, arba nebegali vairuoti. Tai greit susisgrėbiau ir nuvažiavau, o dabar atvažiavau į biblioteką, galvoju, gal į kelionę pasimčiau kokią knygą paskaityti, nes kažkaip, nežinau, galvoju, vis tiek to laiko bus, nors ir šiaip daugumą savo laisvo laiko dabar skiriu redagavimui vlogų, bet, vis tiek, manau, ar internetas bus prastas, ar šiaip, daugiau nieko nereikės daryti, nei namų tvarkyti, nei valgyti daryti, tai vis tiek to laiko bus kažkiek daugiau, tai galvoju, visai norėčiau taip pat tiesiog paskaityti, nes dabar jau kažkaip nelabai skaitau. Vis kažkokie kiti reikalai, o skaityti mėgstu, tai einu dar pasižiūrėsiu kokią knygą. Pasirodo, kad už 15 minučių užsidaro, tai tiesiog net nenoriu ten greit belenką pasiimti, noriu vis tiek kažkaip pasižiūrėti, ko noriu, pavartinėti, man labai patinka, aš užtrunku šį biblioteką, kai nuvarau. Tai tiesiog pasižiūrėjau, kad rytoj dirba, tai rytoj atlieksiu. Šiandien vizitas į biblioteką jau pavyko geriau. Pasiėmiau kelias knygas, galvojau, noriu vienos kažkokios tokios daugiau apie saviugdą, o kitos daugiau tokios grožinės kažkokios literatūros. Tai pasiėmiau 2 apie saviugdą. Aišku, aš čia nesivešiu visų į kelionę, bet kažką dar namie pasivartysiu, pasižiūrėsiu kurią, nes pasiėmiau vieną tokią, Ieškok stiprybės savyje. Tada pasiėmiau kažkokią, buvo ten prie kažkokių populiarių, gal nežinau, apie vertybių faktorius. Jinai gal, ar prie naujų buvo, žodžiu. Tai va, tai pavarčiau, visai patiko, tokia daugiau apie saviugdą. Ir tada ieškojau kažkokios grožinės, bet ten tų knygų milijonas, nežinau, ką ten rinktis. Tai žinau, kad Hoover dabar visi skaito, bet kažkaip nėra nei vienos. Paklausiau bibliotekininkė, sako, nieko nėra, tai vis dar nėra. Tai sakau, tai patarkit man kažką, parekomenduokite. Tai va, kažkokia bėgantis paskui aitvarą. Lyg ir girdėta man šita knyga, kažkas apie Afganistaną, žodžiu, nežinau, bet kažkas iš tų rytų, kažkas apie tuos rytus. Apie Afganistaną, žodžiu, kažkokią tokią, sakė, jinai pati skaitė, jai labai patiko, tai ir man rekomendavo. Gal kažkokias 2 įsidėsiu, numatysiu, gal ir vieną, nežinau, pagalvosiu, pažiūrėsiu, kiek lagaminė vietos, nes šitų knygų neprisivešiu, aišku, aš tiek ir neperskaitysiu gal net, bet, galvoju, jeigu bus ten ar internetas lievas ar ką, tai va, ką kitu atveju negulėsi į dangų, nežiūrėsi, žodžiu. Ir vyras sako, gal ir man paim kažkokią, tai taip surizikavau paimti, nežinau, ar tiks jam, netiks, jei netiks, tai aišku, paskui parnešim tas knygas, bet čia kažkokią lietuvių rašytojo paėmiau, pasižiūrėjau kažkokią grožinę literatūrą, biški gal kokia ir fantastinė, biški ir politikos, žodžiu, pagalvojau, kad jo stiliaus, tai ir jam paėmiau, tai va, važiuoju namo. Šiandien nemažai reikalų laukia, nes kadangi rytoj jau kelionę išskrendam, tai dar šiandien tikrai tų reikalų nemažai, važiuoju namo, o paskui varydą reikės į vaistinę, nusipirkti kažkokių vaistų į kelionę, kad turėt vaistinėliai ten tų pagrindinių, nes kažką vis tiek reikia vežti su savim. Ir varysiu šiandien nagus gelinį pasidaryti. Šiandien tokia diena biški lėkime, aš dabar buvau Maksimoj
Ir vaistiniai nusipirkau, ką dar reikia, ką trūksta, žodžiu, ant kelionės. Dabar atvažiavau dar nagų pasidaryti. Bet kadangi tajukas suslogavo ir jau kokias kelias dienas sloguoja, vakar lyg buvo geriau, šiandien vėl kažkaip blogiau. Aš dar laikiausi, bet žiūriu, šiandien jau man gerklę kažkaip skauda po biškį, tai pasiėmiau šotuką vitaminai C, D, žodžiu, mineralai ir panašiai, tai išgersiu darbą prieš manikiuristę tą šotuką, ką tik skambino, sakė, jau galite atvaryti, nors man dar 20 minučių iki vizito. Aišku, aš suprantu, kad man čia neišgelbės situacijos gal tas šotukas, bet aš taip jau savo mintis susiprogramuosiu, kad išgydys mane. Bet jau ir arbatų šiandien gėriau, nu žodžiu, jėmuosi prevencinių priemonių. Matsnus. Matsnus, ką čia reiškia tas žodis, iš vis nežinau, bet panaudojau. Net biški akis užušarojo. Imbiero nemažai. Nu, bet gerai. Jeigu imbiero nemažai, tai reiškia, bus gerai. Gerai viskas, varau pas manikiuristę. Tai jau praėjo kažkuris laikas po grįžimo, dar prisijungiu parodyti savo nagučius. Nieko nenustebinsiu su tokiu savo pasirinkimu. Tiesiog saugus, paprastas variantas. Labai kruopščiai, gražiai man čia padarė, sutvarkė. Buvau labai nusitrumpinus tos nagus, tai taip ir gavos, kad labai trumpi, nes šiaip gal ir ilgesnių piški norėčiau, bet vis gerai, žodžiu. Man trumpi labiau patinka, aš niekada ten ilgų nesu turėjus. O šiaip tai žinokit, aš nagus dabar dariausi gal 3 kartą gyvenime pas meistrę. Nes šiaip tai aš visą laiką pati darausi. Dabar paskutinius porą metų tai iš viso tiek mažai dariausi, kai laukiausi ir kai pagimdžiau, tai tiesiog gal, nežinau, maks 5 kokius kartus, bet ir tai dar kažkai dariausi. Ir dabar kažkaip galvojau, reik nueiti, nes kada aš čia sėdėsiu, vakare keliasi jis pastovi, ten turi lakstyti, vieną kartą kai lakavausi, tai tiesiog lakojas, jis atsikelia, nubėgi užmigdai vėl ir toks, nesąmonė kažkokia, tai galvoju, aš nueisiu, ramiai pasidarysiu ir taip prieš tą kelionę yra reikalų. O dar šiaip buvau vaistinėje ir Maksimoj, galvoju, reikia važiuojant kelionę pasiimti biškį kažkokią vaistinėlę, nes mes iš vis nieko neturim, tai va, pasiėmiau smektos ir pasiėmiau nuo slogos tajukui. Tai smekta mum visiems, jeigu ką, ir nuo slogos jam šitą naudojam, visa šeima net naudojam kažkada, tai jau pasibaigė, tai va prigrėbiau. Vitamino D, visą laiką naudoju D plus K, nes kažko taip geriau. Tai šito, nes vis tiek reikės ant rudens žiemos ir plus dar va, kaip dabar prasideda tos kažkokios čia peršalimo ligos. Šiaip ir taip vitaminą D geriu, bet dabar silpnesnį geriu pastaruoju metu, tai va, žodžiu, imunitetui. Ir vaistiniai dar pasiėmiau šitą kremuką veidui. Kai nežinau kokį pirkti, tai visą laiką naudoju šitą, nes jis šiaip labai geras, bet man tai patinka visai tos kremukus paįvairinti, kažką ten pabandyti naujo, nežinau, tokie, man patinka tie tokie ritualai, ten tepliotis kažkokius serumukus, kremukus. Nežinau, kiek tos labai jau naudos šiandien, kad tu ten daug tepiesi visokių tų serumų, kremų ir panašiai, bet kažkaip nežinau, moteriškas dalykėlis, visai smagu man. Bet va, dabar nelabai ir to laiko buvo, kad ten žiūrinėtis, tai tiesiog sakau, saugus variantas, kai nežinau ką pirkti, tai man patinka jisai. Maksimui dar prisigrėbiau tokių nelabai įdomių dalykėlių, tajukui prausiklis įsidėti, naujas, kad būtų. Tada dezikas, tai čia tiesiog dantų šepetukas, aukyčių dar įsimesti, antibakterinės servetėlės, kad turėti rankiniai kažkur prie savęs. Pasiėmiau dar ir didelį, bet šito nesidėsiu, namie naudojam. Tada tajukui pampersiukai šitą maudynėms. Ir jau taip į kelionę, į lėktuvą, žodžiu, į kelią, tai va tajukui prigrėbiau šitų guminukų, šiaip nesu niekada davus, čia ale tie vaisių natūralūs. Tai taip, nežinau, čia jam patiks, nepatiks, bet tokių, tai aišku, tyrelių kelyje, kad turėti. Čia viena mamytė man rekomendavo, kažkada pavaišino netgi šitais tokiom lazdelėm su sezamais. Tai čia ir tajukų, ir man, žodžiu, tai šitų pasiėmiau, kad turėtų kažkokių užkandukų prie savęs. Mums su vyru tokių riešutukų. Šitie mano labai mėgstami. Aš mėgstu kažką pakramtyti, pakramsnoti, vis tiek kelias valandas skrisim, tai žodžiu reikia turėti. Ir buvo 7 daysai 2, bet liko tik 1. O šiaip tai daiktai jau taip pusiau sukrauti, pusiau surašti. Reikės eit pabaigti,
yra 5:30. Užknisa iš tikrųjų dėl tos, kad ta liga kabina ir taip pergyvenu, atrodo, blemba, taip laukiau to atostogų ir jeigu prasidės kažkokios nesąmonės, atrodo, taip nenoriu, vyrui šiandien skundžius kokius 3 kartus ir jisai sako, tu negalvok apie tai, viskas bus gerai, tu čia, žodžiu, minčių gale, ir aš pradėjau save tiesiog nuteikinėti, jeigu taip yra, tai reiškia, taip turi būti, viskas bus gerai, kas blogiausio gali atsitikti, pragulėsiu porą dienų lovai, o tu dieve, bus kaip bus. Šiaip paskutinius kartus, kai sirgau, tai taip labai lengvai kažkaip buvo, va taip užėjo ir vos ne kitą dieną praėjo, tai aš labai tikiuosi, kad čia taip ir bus. Arba tiesiog atostogos, geros emocijos, saulė, viską greit pagydys. Nėra malonu, bet, ką daryti, visaip save bandau tiesiog pozityviai nuteikinėti. Tikiuosi, kad mano pozityvios mintis man pagelbės. Atvažiavom pavalgyti kebabų, bet čia prie mamos biškį atvažiavom, nes dar reikėjo pas mamą užsukti. Sakau, mamai, gal turi sriubos? Ir tai jau kai paėmėm sriubos iš mamos šiltos pašildė, mes kebabiukų pavalgysim, kadangi išvažiuojam, tai namuose nelabai norėjosi gaminti, nes paskui galim nesusivalgyti ar ką, tai žodžiu, tai va. Taip skaniai pavalgėm, tajukas pavalgė tos sriubytės ir šiaip tai jau apie 7 valandos, mes dar šiaip turim reikalų, dar daiktus reikia pabaigti dėtis, bet tiesiog džiaugiamės gražiu vakaru. Per kamerą gal tai nesimato. Žodžiu, prie vandens dar pasivaikščiosim savo, kadangi, sakau, grįšim, tai turbūt, kad jau bus jau taip tas lapkritinis toksai ruduo, tai dar va pasidžiaugsim. Ir viską, žinokit, šitam vlogė tiek. Susitiksim turbūt, kad jau kelionėje. Ate.